Eko2 šiluma, laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Labas rytas, su jumis sveikinasi laida Statybų gidas ir kadangi esame gidas, tai siūlome pakeliauti. Pirma kelionė į Marijampolę, kur gyvena žmonės, mėgstantis ir racionalumą, ir gerą kainą, ir šiuolaikiškus sprendimus. Naujas ir inžineriškai tikrai labai tvarkingas objektas. Marijampoliečiai Gedimino pasažą tikrai puikiai žino ir mėgsta šią erdvę. O į miestą atvykstantys svečiai turėtų pasižymėti objektą, kurį bemaž privalu aplankyti. Turime 2 jaukius kiemelius. Tai yra maitinimo ir pramogų kiemelį ir paslaugų, prekybos ir meno. Šitie 2 kiemeliai pastatais, perimetru ir sudaro mūsų vadinamą Gedimino pasažą. Viskas neatsirado čia ir dabar, tai ne metų ir ne 2 projektas. Aš mėgstu sakyti, kas klausia, kaip čia, iš kur čia, tai mano gyvenimo projektas, kadangi, jau jeigu labai nuo senų, tai vienam iš šių pastatų esu gimęs, tai tėviškė ir toliau ta tėviškė buvo transformuota, auginama ir atverta visiems. Turbūt jau supratote, kad pastatų istorija ilga. Vadinasi, toje istorijoje tikrai buvo įvairių etapų. Gedimino pasažas buvo atnaujinamas etapais dalimis, nes per daugiau nei 10 pastarųjų metų veiklos pokyčių būta tikrai įvairių. Norėjusi padaryti ir sukurti, svarbiausia, jaukią aplinką. Už tai ne vien tik tai toks paprastas požiūris, tiesiog paslauga, prekyba, maitinimas ar tiesiog verslas, bet norėjusi ir įnešti tokio šiltumo, jaukumo, dėl to atsirado menai pas mus. Bet šilumą padeda kurti ne tik kultūra, technologijos čia irgi nemažiau svarbios. Tai nebuvo pradžia ir galas ten, sakykime, projekto, kai dažniausiai būna. Čia buvo etapais viskas daroma. Ir aišku, per tos 13 metų čia buvo daug visokiausių nuomininkų, kurie keitėsi. Kas irgi svarbu, kada nuomininkai keičiasi, reiškia, įranga turi vėlgi atitikti kiekvieno naujo nuomininko reikalavimus. Tai viena iš priežasčių, kodėl galėjo laisvai keistis nuomininkai, kad viskas patalpos yra autonomiškos. Tai reiškia, kaip pavyzdys, grubiai visos patalpos šios plius minus 50, 60, 70 kvadratų. Ir tos patalpos, kadangi yra oras šilumos siurbliai ir mini rekuperatoriai, tai reiškia, mes gauname šildymą, vėsinimą, gaunam patalpų vėdinimą ir tuo pačiu, aišku, naikinam bakterijas, kadangi tokia įranga sudėta, kuri gali oras šilumos siurbliai naikinti bakterijas. Nes dirbdami patalpose gauna labai kokybišką orą, kas labai yra svarbu, kada tu patalpose sėdi mažiausiai 8 valandas ir tada reikia išlaikyti tiek pradžioj darbo dienos, tiek gale darbo dienos kokybišką orą ir klimatą. Tai turėdami autonomiškas šildymo sistemas, galėjo keistis nuomininkai, galėjo keisti veiklą ir atskiras buvo apskaita, atskiras, taip sakant, kiekvienas įrenginys, kuris galėjo valdyti, vienos patalpos gal reikėjo aukštesnės temperatūros, gal ten kokie masažai buvo, arba dabar yra, tai tada reikia gal 22-23 temperatūros viduj patalpose, o ten, kur vyksta, sakykime, kažkokia tai restoranas ar ten dar kažkas, gal ten užtenka 20, kadangi ir taip daug žmonių sueina, būna kartais netgi ir pavasarį, o net žiemą gali reikti vėsinti tas patalpas, nors laukia minusas ar ten nulis, bet kadangi suėjo daug žmonių, tai automatiškai reikia, kad vėsintų, kadangi žmonės atnešė daug energijos, daug veiksmo ir tada šyla tos patalpos. Naujausių technologijų atėjimą į šį pasažą, galima sakyti, lėmė objektyvios aplinkybės. Ta didžiausia problema buvo, kad tai yra miesto centras, bet nėra jokių nei centrinio šildymo, nei dujų trasų. Ir čia buvo man didžiulis iššūkis ir klausimas, kaip išspręsti tą dalyką. Viso pasaže yra 17 autonomiškų patalpų.
Taigi reikėjo kažką sužinoti, išmastyti, kaip 17 atskirų autonomiškų patalpų sukurti šilumą, vėdinimą ir šaldymą. Užduotis aiški, teliko tik įgyvendinti užsakovo pageidavimus. Kiekviena patalpa turi ir atskirą apskaitą, turi galimybę reguliuotis temperatūrą ar oro drėgmę pagal savo poreikius. Jeigu mes turėtume kaip pavyzdys centrinį šildymą ar dujinį šildymą, tai aišku, tokių galimybių mes negalėtume. Netgi ir perstatyti patalpas yra žymiai lengviau su oras, nes apskaita, kaip minėjom, yra atskira ir tada galime. Jeigu centrinis šildymas, nelabai tu taip lengvai permesi radiatorius, grindinį šildymą ar dar kažką, tai jau atsiras daug visokiausių problemų. Čia gali iš principo keisti netgi ir struktūras ir tokiu būdu šilumos siurbliai oras yra labai populiarūs, kaip matome jau daug metų ir aišku jų sąnaudos yra nedidelės, kas vėlgi labai yra aktualu dabar. Laiku priimti sprendimą ir aukščiausio lygio įranga, kuri leido visą tai įgyvendinti, gali būti pavyzdžiui daugeliu marijampoliečių ir miesto svečių. Kita kelionė vėlgi po lietuviškus supermiestus. Žvalgykimės po Tėviškę. Dažnas miestas turi savotišką savo simbolį, o jeigu kauniečių paklaustume, ką galima vadinti savotišką miesto vizitinę kortelę, turbūt dažnai būtų minima Nemuno sala. Sala, kuri tikrai tapo savotišku traukos centru. Tai ką galvojame kažkada svajodami, kad mūsų mieste galėtų atsirasti tokio dydžio europinė, moderni, tarptautinė infrastruktūra ir kad tai išliktų ta Nemuno sala, kokia jinai visada gyvavo per amžius. Tai kad visą tą suderinti, tai su merų komanda turėjom šią svajonę ir turbūt, kaip jūs teisingai pasakėt, kad atsistojus Žalgirio arenai, kurią visi žino, lanko, antra pagal lankomumą Europoje krepšinio arena, ir turim kuo didžiuotis visą Lietuvą. Atsistojus Žalgirio arenai šioje saloje, reikėjo rasti sprendimus, o kas toliau. Na ir meras davė komandai užduotį mums siūlyti idėjas. Ir panašu, kad idėjos jau tapo realybė, įnešusios į salą labai daug naujų veiklų, tačiau išsaugojusių salos unikalumą. Sala tampa savotiška jungtimi tarp abiejų Nemuno krantų. Vienas pirminių tikslų buvo išlaikyti Nemuno salą taip, kaip jinai buvo. Tai išlaikyti parkų, išlaikyti tvarkingų parkų. Tai reiškia, kad čia neatsirastų aukštybiniai pastatai, kad čia atsirastų daugiau viešosios infrastruktūros. Tai turime ir didžiausią Baltijos šalyse lauko dviračių paspirtukų trasą, kurtą su tarptautiniais ekspertais iš Didžiosios Britanijos. Nes Lietuvoje tokio dydžio dviračių trasų nebuvo daryta, tai mums buvo iššūkis išsaugoti landšaftą, medžius, nepakenkti esamai takų infrastruktūrai, tačiau įdėti funkciją ir įdėti tokią, kad čia galėtų vykti ir tarptautinės varžybos. Turime ir aikštynus, kur seniau galbūt buvo tik pieva ar krūmynai ir galėdavai pavedžioti šuniuką. Į koncertą jau ten nelabai prasibrautum, kaip sakėt, tačiau buvo sukurta visa atvira, nemokama sporto infrastruktūra, kur miestiečiai aktyviai leidžia laisvalaikį, žaisdami krepšinį, tinklinį, tenisą ir taip toliau. Visas parkas buvo sutvarkytas pilnai, šie metai yra tie metai, kai mes pilnai išeidami iš čia su statybom, atiduodam kauniečiam miesto svečiam mėgautis, puoselėti. Viešoji infrastruktūra yra prieinama aktyvios gyvensenos mėgėjams, o aukščiausių lygio atletai čia gali varžytis beje ne tik krepšinio turnyruose. Mes projektuojame miestą toliau ir visada mūsų tikslas yra žvalgytis į užsienio praktikas. Ir mes baigiame europinių standartų lengvosios atletikos maniežą, kur galės vykti tarptautiniai renginiai. Darant Žalgirio olimpinį baseiną buvo ne tik tikslas turėti baseiną kaip tokį ir vieta pasirinkta šalia arenos. Dėl to, kad mes galėtume rengti pasaulio plaukimo čempionatą, mūsų arena pilnai leidžia ir yra pasaulinio lygio. Ir už tai yra baseinas ir visas kompleksas baseino sujungtas tuneliu su Žalgirio arena. Reiškia, jeigu čia vyks pasaulio čempionatas,
Čia galės mūsų baseinas dirbti kaip apšilimo su visa infrastruktūra, sporto salėm ir kitom reikalingom detalėm. Na, o pagrindinės varžybos tada Žalgirio arena stato baseiną, jame įvyksta pagrindinės varžybos. Tai, ką gali Žalgirio arena, jau manau nereikia vardinti. Mes šios metus pradėjom su Europos dailiojo čiuožimo čempionatu. Yra buvę, kad iš vakaro hokėjus žaidžia Lietuvos rinktinė, kitą dieną mes žaidžiame Eurolygą, reiškia ant ledo klojamas parketas. Mūsų arena tą leidžia. Tikiuosi, kad išbandysim tą ir su baseinu, kam ir yra padaryti visi reikiami sprendimai, inžineriniai ir reikalavimus atitinkantis. Nes tuos reikalavimus vertinam ne mes, tuos reikalavimus vertina pasaulinės federacijos. Galima nebejoti, kad Kauną, kaip aukščiausio lygio varžybų sostinė, tikrai įsimins ne vienos sporto šakos atletai ir gerbėjai iš viso pasaulio. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė, kviečiu neperjungti kanalo, po kelių minučių mes vėl susitinkame. Eko 2 šiluma laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Eko 2 šiluma laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas ir kadangi kalendorinis ruduo artėja link pabaigos, apie šilumą kalbame ir kalbėsime vis daugiau. Kad namuose būtų šilta ir kad ta šiluma nekainuotų brangiai ir ją užtikrinti nereikėtų gaišti daug savo brangaus laiko, yra tikrai sprendimų. Apie vieną tokių dabar ir norime papasakoti. Gyvenimas diktuoja savo sąlygas, tad žmonės vis labiau atsigręžia į gamtą, švaresnį gyvenimą bei kokybišką poilsį ir iš miesto keliasi gyventi į priemiestį ar rajoną. Nors ir nuo namų iki darbovietės skiria kelios dešimtis kilometrų, tai ne bėda, kai gali greitai ir patogiai nuvažiuoti automobiliu. Dažnai darbo diena trunka ilgiau nei 8 valandas. Dar pridėkime kelionę pirmyn ir atgal, paprastai paskaičiavus namai lieka vieni daugiau nei 10 valandų, o kas juose rūpinasi šildymu? Aišku, kad jūs, grįžę iš karto skubate į katilinę, kad įmestumėte glėbį malkų, nes namuose nemaloniai vėsu. Nepaslaptis, kad technologijos mus pripratino prie komforto, tad gal jau laikas ir šildymo sprendimus rinktis patogesnius, veikiančius automatiškai ir prisitaikančius prie jūsų gyvenimo ritmo. Sodybą pasistatėm, tai neturint tikslo gyventi pastoviai, bet kada pabandėm prieš 11 metų, labai patiko ir nesinorėjo grįžti į butą ir buvo įrengtas šildymas kieto kuro malkų. Tai pradžioje atrodė, kad labai paprasta, karts nuo karto pašildyti, bet patirtis parodė, ypatingai kada teko likti vienai su dukra, kad jau per sunku kuriant kietų kūrų malkomis ir tai visiškai nepatogu ir kada grįžti namo ir namas yra atšalęs, ypatingai darbo savaitės gale, tai pasidarė jau, supratau, kad negaliu aš šitaip. Tas pastovus temperatūrų pokytis namuose, tas nepalaikymas pastovios temperatūros ir turbūt prie to privedė, kad norisi komforto, norisi patogumo, nesinori to pastovaus lakstymo, nešiojimo tų malkų. Gali rasti pliusų, tai yra šiokia tokia mankšta, visur ieškai pliusų, bet supranti, kad tai tikrai nepatogu ir labai sunku. Galima būtų pajokauti, kad pašnekovė malkos užkniso juodai. Dujos, kodėl pasirinktos buvo, kad labai patogu įrengti. Ir vienintelis, turbūt vienas iš pagrindinių pliusų, kas liko, tai kad ta senoji šildymo sistema kieto kuro buvo palikta. Ir, kaip sakoma, prie buvusios sistemos šildymo prisijungia dar komfortiškesnė viena. Tai aš, kaip ir sakau, savaitgalį tu gali pasikurti malkomis, jeigu nori pataupyti dujas. Darbo dienom įjungi palaikymui dujas ir tu grįžti namo, tu visai kas šilta, nes būdavo, kaip sakau, grįžti namo, penktadienį po darbų vakare tu naktį nedrįsdavau kurti, nes bijodavau, kad jeigu dings elektra, paprasčiausiai gali katilas sprogti. Tai tu pasikuri vieną kartą vakare, ryte bijai iš po kaldros išlįsti, nes yra šalta. Ir gavos taip, kad supranti, kad tu jau nebegali šitaip. Ir už tai nusprendėm keisti, papildomai prijungti tą dujų šildymo sistemą. Ir sakau, tai yra
kompaktiška, tvarkinga sistema, kur tavim nereikia rūpintis. Tu gauni SMS žinutę, baigėsi dujos, tu gali net nebūti namie, tu atvažiuoja, pakeičia balionus. Tai man šitas patogumas, komfortas, kada tu, sakau, grįžti tikrai vakare iš darbo, atstumas iki darbo nemažas, važinėjai ir tau nieko nereikia daryti. Ateini, kaip sakau, vieno mygtuko paspaudimo principų, paspaudi ir labai patogu. Man tas smagu, kad yra davikliai namuose, tu statai temperatūrą, komfortinę temperatūrą ir tu pastovi žinai, kad naktinė temperatūra tau bus 19 laipsnių, dieninė 21 ir dujų sąnaudos netokios didelės, kada tu pastovi palaikai, kas mane irgi maloniai nustebino, kad labai greitai šyla radiatoriai, ko nebūdavo kūrenant kietų malkomis kūreni tau pusę pečiaus malkų susikūrena ir tada tik tu pajunti, kad pradeda palengvai jau šilti radiatoriai. Su dujiniu šildymu tas radiatorių šildymas prasidėjo labai greitai. Pašnekovė pasakoja, kad namui, kuriame yra ir šildomos grindys ir radiatoriai, nauja sistema puikiai tiko ir buvo įrengta per vieną dieną. Kaip sakome, lengvai ir greitai. Užteks stebėti kitus. Kiekvienas galime susikurti savo svajonių namus. O laidos pabaigoje pakalbėkime apie švaresnę ir gražesnę aplinką. Nuotekų valymas – aktuali tema daugeliui mūsų žiūrovų. Jaunos šeimos – tas pirkėjų segmentas, kuris naujam būstui kelia tikrai daug reikalavimų. Paprastai galintys sau leisti ne minimalaus ploto būstą, jie nori ir miesto komforto, ir užmiesčio privatumo, ir galimybės saugiai auginti vaikus. Būtent šio kvartalo idėja buvo pastatyti namus, suradus optimaliausius variantus ir patenkinti jaunų šeimų poreikius. Šeimų, kurios yra jautrios kainai, nori gyventi atitinkamai arti miesto, bet ir turėti laisvės, turėti savo kiemą, kur vaikai galėtų saugiai žaisti. Taip pat toks ir buvo tikslas. Logiška, kad augantis kvartalas turi atitikti augančius lūkesčius, o kai čia pat augini ir savo atžalas, ekologijai dėmesys ypatingas. Dažnu atveju vystytojai didesnių kvartalų ieško to optimalaus sprendimo tarp kainos ir kokybės. Džiaugiamės, kad jie galėjom pasiūlyti tą optimalų sprendimą dėl kainos ir kokybės. Nes kiekvienas, kaip sakoma, investuotojui sutaupytas euras leidžia vystyti ir ateinančius naujus kvartalus. Mes įrenginėjant šitą kvartalą ieškojame optimaliausių variantų, o kadangi turėjome progos susipažinti su pačiu įmonės savininku Julium ir taip sutapo, kad mūsų vertybės yra labai panašios, todėl ir buvo priimtas sprendimas pradėti bendradarbiavimą būtent su jais. Jeigu labai bus į siūlomo objekto didelė kaina, automatiškai tas nėra patrauklus objektas pirkėjam dėl smarkiai išbrangusių visų statybos išlaidų. Pasiūlom šiam objektui biotornado valymo įrenginius, kurie atitinka šiuo metu keliamus aukštus rinkos standartus. Dėl to ir naujiem kvartalo gyventojams nebus ateityje problemų, nes mūsų įmonė teikia ne vien tik gamybos, montavimo, bet ir nuolatinės priežiūros paslaugas. Įrenginėdami biologinius nuotekų valymo įrenginius, vieni didžiausių mūsų šalyje veikiančių tokios įrangos gamintojų siūlo vystytojams ir galutiniams klientams visą paslaugų rinkinį. Įranga nepriekaištingai išvalo nuotekas, o klientams patariama, kaip naudotis įranga, be to užtikrinama ir reguliari kasmetinė priežiūra. Naujų kvartalų vystytojams labai svarbu statybų pradžioje įsivertinti grunto tipą, nes tai yra labai aktualus klausimas, kur po valymo įrenginio galės ištekėti išvalytas vanduo. Todėl valymo įrenginio projektavimo darbus svarbu nusimatyti ne vien eigoje, bet ir pradžioje statybų. Mes samatą suderinom dar iki projekto pradžios. Buvo skirta pakankamai laiko, kad apskaičiuoti visas išlaidas ir tikrai laikėsi tos samatos iki pačio projekto pabaigos. Tad ne vieną bendrą projektą jau įgyvendinęs vystytojų ir gamintojų duetas tapo savotišku sinergijos kokybės ženklu. Dėl kokybės abejoti tikrai nereikia. Dėkoju uždėmesį laidai Statybų gidas. Visas laidas galite rasti tv3play.lt platformoje arba mūsų laidos YouTube paskyroje. Mes pasimatome kitą šeštadienį 9:30. Iki susitikimo.
Eko 2 šiluma, laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas.